Labas vakaras dar kartelį, labas vakaras visiems, kas žiūrėsite įrašą. Labai labai džiaugiuosi visų pirmiausia, kad jūs esate čia, kad jūs pasirinkote išklausyti apie šią galimybę. Nesudvėjojot, užsukot išgirsti informaciją ir eteryje aš, Agnė Pudživelienė. Šiandien kalbėsim apie kompaniją Livion ir apie tai, kaip jūs galite užsidirbti papildomų pinigų, praktiškai neišeinant iš namų. Žinoma, kalbėsim ne tik apie pinigus, kalbėsime ir apie visas kitas galimybės, kurias jums gali suteikti šita kompanija. Aš su kompanija dirbu jau 5 metus, gruodžio 12 suėjo lygiai 4 metai, kaip aš esu čia. Ir, žinoma, pasidalinsiu šiandien kuo daugiau savų patirčių, e, iš tos žmogiškosios pusės, su kokiais iššūkiais mes susidurėm, nes kaip ir kiekvienam versle būna visko, būna ir kilimų, būna ir kritimų, bet tam ir esam čia, kad mes viską išsiaiškintumėm ir kad visiems mums būtų kiekviena diena lengvesnė ir kad visi turėtumėm gyvenime, versluose, apskritai visur, kuo geriausius rezultatus. Taigi, aš dalinuosi ekranu. Ir žinoma, kompanija Livion tai yra dalykas, kuris yra ne tik tai užsiėmimas. Tos merginos ir vaikinai, vyrai, moteris, mamos, kurie prisijungia prie mūsų, kas užsilieka ilgiau, pajaučia, kad tai tampa ir gyvenimo būdu. Aš pati tai pajaučiau labai greitai prisijungusi prie kompanijos ir iš tikrųjų tai jau yra mano pagrindinė veikla, į kurią tikriausiai nieko nekeiščiau. Po motinystės atostogų aš į samdomą darbą nebegrįžau. Kai pradėjau dirbti su šitą kompaniją, toks mano tikslas ir buvo. Norėjau susikurti tiesiog pamatus, kad galėčiau matyti, kaip auga mano vaikas. Ir man pavyko. To linkiu kiekvienam, kuris priims sprendimą galbūt su mumis startuoti, kad išsipildytų tai, ko jūs labiausiai trokštat, ko jūs labiausiai norit. Tai daugiau šiek tiek plačiau apie mane, kad jūs šiek tiek mane iš arčiau ar nepažintumėt. Tai aš esu mama visų pirmiausia, mano vaikui, kaip ir sakau, jau 4 metai yra, vasara 5 bus. Aš esu žmona, aš esu šios kompanijos lyderė, aš esu tiesiog paprasta moteris. Ir kaip jau juokiuosi dažniausiai, nuo paprasčiausio puodo atsitraukiau ir patapau žmogum, kuris lipa į sceną, žmogum, kuris motyvuoja kitus, moko kitus ir viskas įvyko labai labai greitai. Bet visų pirmiausia, aš esu žmogus, kuris mėgsta išklausyti, suprasti, išsiaiškinti, padėti ir žinoma stengtis, kad visiems būtų geriau. Aš mėgstu dirbti iš emocinės pusės, kas labai labai dažnai mūsų ar ne ir aplanko, mes kiekvieną dieną gyvenam su emocijom, tai aš esu pati labai emocionali ir stengiuosi suprasti kitų žmonių emocijas. Jeigu apie pasiekimus, tai aš esu jau 2 kartus nemokamai keliavusi šitos kompanijos sąskaitą, atostogavusi nemokamai 23 metais Graikijoje, jūs matote čia nuotrauką iš baseino, 24 metais mes keliavom į Egiptą. Mano labai labai didelis pasiekimas, kuriuo labai džiaugiuosi, kad ir pirmoji mano komandos nariai išvyko atostogauti kartu su manim, pavyko pramušti tą kelią, įvykdė jinai tas sąlygas. Ir vienas iš didžiausių mano pirmųjų pasiekimų, tai nuo 22 metų spalio kompanija dengia mano būsto paskolą. Apie visas šitas motyvacinės sistemas mes pasikalbėsim šiek tiek vėliau, bet tiesiog, kad jūs suprastumėt, suvoktumėt, ką galima pasiekti ir tikiuosi suprasit, kokį kelią reikėjo nueiti, nes tikrai iš karto įspėju, nei vienas mes milijonieriais per naktį netampam, per savaitę irgi ten tūkstančiais pinigų nepradedam uždirbti, viskas eina žingsnelis po žingsnelio pagal kiekvieno žmogaus pagreitį, pagal kiekvieno žmogaus galimybės ir pagal kiekvieno žmogaus supratimą. Taigi prieš motinystės atostogas aš dirbau vienoje iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių. Tai buvo toks darbas, kuris reikalavo labai labai daug laiko, po 12 valandų pamaina buvo tiesiog taip būdavo, kad tu 12 valandų atkonsultuoji, atidirbi su žmonėmis ir matot nuotrauką, veidelis nekoksai einant tai 12 valandų pamainai. Ir aš
pradėjau su Livijon darbuotis, tada, kai aš buvau motinystės atostogose, mano vaikui buvo tada 4 mėnesiai, aš gyvenau 5. aukšte, nuomojamam bute, su 4 mėnesių vaiku ant rankų. Mano vyras valstybinį darbą tuo metu dirbo ir aš tiesiog supratau, kad aš neišgyvensiu. Ir aš nepasirengusi būti tiesiog mama. Mano charakteris toksai. Anksčiau aš būdavau visai kitoks žmogus, palyginus su dabar, ar ne? Bet tada aš supratau, kad man reikia pinigų. Aš negaliu sėdėti tik ant motinystės išmokų. Ir antras dalykas, man reikia savirealizacijos. Tada buvo COVID periodas, visi mes buvom uždaryti, lockdownai ir man tiesiog reikėjo bendravimo, man reikėjo žmonių. Ir aš tiesiog gavau tokią, vat, tiesiog žinutę gavau iš visiškai nepažįstamos moters su dideliam raidėm, kaip šiandien atsimenu, parašytų kompanijos pavadinimu. Ir aš tada pažiūrėjau į visą šitą reikalą žiauriai skeptiškai. Tikrai, patikėkit manim, aš buvau skeptikė, kuri sakė, apie ką tu čia šneki, apie kokią tu čia man smegenų plovyklą siūlai, apie kokias tu kelionės šneki, apie kokius didelius pinigus. Ir apskritai, bet ta moteris tiesiog sugebėjo mane suvilioti, kaip pratęsė pokalbį ir jinai tiesiog pasakė, kad pabandyti nieko nekainuoja. Ir tuo metu tiesiog jį pasakė, kad tiesiog apsikeisk savo apsipirkimo įprotį ir vietoj įprastos parduotuvės apsipirk čia, nes registracija yra nemokama. Ir jeigu patiks produktai, žiūrėsim, ką daryti toliau. Ir po 3 karto pasitikslinimo jos, ar pavyko registracija, jai pavyko mane įkalbėti ir aš užsiregistravau ir aš užsisakiau keletą produktų pabandymą. Ir kas mane labiausiai išlaikė šitoje kompanijoje, tai produktų kokybė. Kaip sakau, buvo visokiausių dalykų buvo atsitikę, bet tada suviliojo tvarka kompanijos, nes kadangi aš, kaip sakau, vaistiniai dirbau, man buvo labai svarbu, kad būtų sutvarkyta dokumentacija maisto papildų, ko dažniausiai tinklinio marketingo kompanijos neturi, kad būtų sudėtys geros, nes mažas vaikas ar ne, aš tuo metu labai žiūrėjau, ką aš perku, su kuo aš namus valau, kokius aš kremus tepu, pati turiu beprotiškai jautri tiek veido, tiek rankų odą, tai man produktai labai pritiko. Ir kai aš pradėjau tiesiog darbą socialiniai medijoje, o buvau visiškai žalia, visiškai žalia, nesuvokiau nei kaip Facebookas veikia, nei kaip Instagramas veikia, ar tuo labiau tuo metu net TikToko nebuvo. Tiesiog žingsnelis po žingsnelio ir aš pamačiau, kad pradeda žmonės domėtis, jiems įdomu, ką aš čia turiu, jie pradėjo iš manęs pirkti ir taip po truputėlį užsivedė viskas ir šiai dienai esu čia ir tikrai į samdomą darbą aš grįžti nebenorėčiau. Jeigu apie kompaniją, tai Livijon kompanija yra įkurta 2014 metais Lenkijoje ir Lietuvoje veikia nuo 2020 metų. Nuo rugsėjo spalio mėnesio negaliu tiksliai pasakyti, kada mes esam sustartavę, nes aš nesu pirmoji, kuri prisijungiau prie kompanijos ir aš nesu pirmoji ten atvedusi. Taip, aš pakliuvau tada, kai tiesiog pradėjo vykti dalykai, bet aš toli gražu nesu pirma, kuri įvykdė registraciją Lietuvoje. Jeigu esat vyriškis, vaikinas ir dažnai galvoja žmonės, kad jau vyrams čia tikrai netinka, tai žinokite, tinka labai tinka ir vyrams šitas verslas. Tai yra visiškai nesvarbu, ar jūs esat vyras, ar moteris, galbūt studentas, o galbūt mama, kuri motinystės atostogos ar ne, ieško kažkokio tai papildomo pinigų šaltinio. Jūs esat šitam reikalui tinkami. Jūs galite dirbti bet kada, bet kur, kada patogu, kiek patogu, kaip patogu, visiškai, kaip jums yra patogu. Esu pažymėjusi, kad svarbu, kad būtų interneto ryšys, nes mes prie elektroninės parduotuvės vis tiek prisijungiame interneto pagalba, bet galima vykdyti savo darbą ir offline, taip aš vadinu, galite eiti gyvais kontaktais. Pati vasarą turėjau labai naujų tokių fainų įspūdžių, kai mes tiesiog varėm su kolegė prekiauti savaitgaliais, tai labai daug klientų susidomėjo mūsų produktais ir, kaip sakau, galima ir be interneto ryšio vis tiek šitą verslą vykdyti ir galite tai daryti visiškai visur.
visame pasaulyje, nes kadangi mūsų kompanija yra jauna, jinai tikrai yra dar šviežia ir neseniai pradėjusi veiklą, tai pakankamai įsitvirtinusi ji yra Lenkijoje ir jau taip šiek tiek esame apšilę Lietuvoje, bet visa Europos rinka yra visiškai tuščia. Tai man buvo pats geriausias pavyzdys, kad galima dirbti bet kada ir bet kur, kai aš mačiau, kaip mano lyderis, aš tiesiogiai dirbu su Lenkijos lyderiu, asmeniškai pažįstu tiek direktorių, tiek top lyderį, ar ne, kuris dalinasi savo patirtimis. Tai kai mes atostogose buvome Graikijoje, Koso saloje ir kaip jisai padarė registraciją, kaip jisai pasikvietė žmogų visiškai, ar ne, tuščioj šaly, kur Livijon apskritai vardo nėra, ir jis užregistravo 2 merginas, kurios dirba viešbutyje. Ir iki pat šiol tie produktai keliauja ar ne į Graikiją ir tos merginos vykdo pardavimus ir taip plečiasi po truputėlį ar ne komanda būtent Graikijoje. Ir jam tikrai neprireikė interneto ryšio, kad pasikalbinti ar ne 2 naujus žmonės iš visiškai kitokios šalies. Tai reikia drąsos, ar ne? Tai reikia įgūdžių, kad tai padaryti. Tai dar kartelį, kaip sakau, visiškai nesvarbu. Ir apskritai, jeigu apie vyrus kalbant, statistika byloja, kad tinklinio marketinge aukščiausius ir geriausius rezultatus dažniausiai pasiekia vyrai. Kodėl taip yra, galėsim pasiaiškinti šiek tiek vėliau. Taigi, sekantis ar ne mūsų žingsniai, apie ką mes turėtumėm pakalbėti, tai yra apie tai, ką jūs galite uždirbti. Čia yra mūsų marketingo plano iškarpos, kad jūs galėtumėte daugmaž orientuotis, ką jūs galite čia uždirbti. Priklausomai nuo to, kaip jūs sustartuosit pas mūsų, jeigu nuspręsite apskritai sustartuoti, tai mes visi pradedam nuo nulio, nebent jūs esate su verslo paketais, apie kuriuos mes pasikalbėsime vėliau. Visi mes pradedam visiškai nuo apskrito nulio, lygiai taip pat kaip aš pradėjau nuo nulio, kaip kažkas tai, kas vakar registraciją pasidarė nuo nulio, bet visi mes turime vienodas galimybės kelti savo, kaip sakant, karjeros laipteliais. Tai surinkę pirmosius 200 taškų, jūs jau pakilate į 4 procentą ir jūs jau pradedate gauti savo pirmosius komisinius. Jie gali būti tiek iš jūsų asmeninės apyvartos, tiek iš komandinės apyvartos. Jau ten apie tos visus skaičiavimus gilesnius mes mokinamės jau vidinėse grupėse, kai jūs ateinat pas mūsų į komandą. Čia yra tik tai bendruma, kad jūs galėtumėte orientuotis, ko galite pasiekti čia, ar ne? Bet jeigu taip grubiai kalbant, pasiekus 22 procentą, tai yra dažniausiai pirmiausia siekiamybė atėjusiems žmonėms pas mūsų į kompaniją, 22 procentas jau gali Lietuvoje normaliai išgyventi iš komisinių. Nes mes dirbam už 2 atlyginimus, niekada to nepamirškime. Pirmas yra nuo pardavimo, tai yra 30 procentų nuo kiekvienos parduotos prekės eina tiesiai jums į kišenę ir 1 kartą per mėnesį kompanija išmoko komisinius. Tai kokį tą komisinį atlygį susirinksite ar ne ir kiek jūs gausite komisinių, viskas priklauso tik nuo jūsų, kiek jūsų komanda turės apyvartos, jeigu jūs nuspręsite statyti komandą, galbūt tik tai asmeninę apyvartą darysite ir būsite pardavėjas, bet 22 procentą pasiekus, aš kai buvau jau motinystės atostogų pabaigoje, buvau pasistačiusi jau tuos pagrindus ir būtent 22 procentas leido man nebegrįžti po motinystės atostogų į samdomą darbą. Toliau eina auksinio vadybininko kvalifikacija, deimantinio vadybininko kvalifikacija, vicedirektoriaus kvalifikacija, jau matote, čia yra ir didesni uždarbiai ir viskas čia yra neskaitant bonusų ir papildomų premijų. Toliau sekantis lygiai yra direktoriaus, prezidento ir senyvojo prezidento ar ne kvalifikacija. Ir čia yra 125 000 per mėnesį ir tai yra tiesiog skaičius, nes pas mūsų nėra maksimalaus tiesiog to uždarbio, kurį būtų galima išmatuoti kažkokiom lubom. Galbūt jūs, kai būsite po kažkiek tai metų, po kažkokio tai laiko tas senior president toj kvalifikacijai, galbūt jūsų komandinė apyvarta bus tokia didžiulė, kad jums skaičiuos per mėnesį ar tos 200 000, ar tos 300 000. Tai, kaip sakau, lubų visiškai nėra. Viskas priklauso nuo to, kiek jūsų komanda atneš apyvartos į jūsų struktūrą. Jeigu kalbant apie Lietuvą,
Tai mes kol kas Lietuvoje turime tik tai du deimantinius vadybininkus. Ir galbūt jūs esate tas trečias. Labai tikiuosi, kad kažkuris iš jūsų, kas čia klausotės, yra tas trečias. Žinoma, tokiems pasiekimams, tokiems kvalifikacijoms, tokiems uždarbiams reikia laiko, reikia įdirbio, reikia žinių, reikia pastangų, bet Lietuvoje yra kol kas tik tai du. Vieną jūs matote dabar prieš savo akis. Tai esu aš. Pirmą kartą pavyko deimantinę kvalifikaciją paimti praeitą vasarą, 24 metų vasarą. Ir šitos kvalifikacijos dėka išvykau savo pirmų atostogų, nes anksčiau paprasčiausiai sąlygų įvykdyti man nepavyko. Taigi, galima orientuotis į mažesnius uždarbius. Jeigu jūs ateinate šiek tiek padirbėti, jūs galite ir 100, ir 200, ir 300 eurų dasidėti. Kaip sakau, viskas priklauso nuo jūsų greičio, nuo jūsų pastangų, nuo jūsų skirto laiko. Jeigu jūs, žinoma, laiko neskirsit ir neužsiimsit, tai žinoma, jūs nieko neuždirbsit, bet jeigu jūs pradėsite su disciplina viską daryti, aukštas kvalifikacijas pamatysite labai labai greitai. Neskaitant komisinių, mūsų kompanija turi labai labai fainas bonusinės sistemas. Kodėl pabrėžiu, kad labai labai fainas, nes jos iš tikrųjų tokios yra. Tai pati pirmiausia, apie kurią aš labiausiai mėgstu šnekėti, nes man asmeniškai tai yra dalykas, kuris man atvėrė akis paprasčiausiai, tai yra atostogos kompanijos sąskaita. Pirmus metus, kai aš dirbau su kompanija, aš buvau įsitikinus, kad tai yra ne man. Aš mačiau, kaip mano kolegė išvyko į Dominikos Respubliką tais pirmaisiais metais, kai aš pradėjau darbuotis. Ir aš taip savo mintys, o Jėzau, kaip jai faini, kaip jai pasisekė, kaip jai čia gerai, kad jinai išvarė tų atostogų, jie varė 10 dienų, ultra viskas įskaičiuota į Dominikos Respubliką. Ir jinai keliasi į Facebooką tas gražias nuotraukas ir aš taip savo sėdžiu, galvoju, Jėzau, kaip jai gerai, kaip jai faini. Antraisiais metais, kai aš darbausi, dar buvo tas suvokimas, kad, ne man, tikrai ne man, tai kur aš tau čia, kur aš keliausiu, apie kokias čia atostogas galima šnekėti. Ir šita pas mūsų motyvacinė sistema užsibaigė vasarą, aš gyvenu name, jau dabar ar ne, jau dabar gyvenu name, nebe 5. aukšte nuomojamam bute. Tai reikia, žinoma, prižiūrėti ir namus, ir sodą, ir žolę pjauti, ir visą ką, ir visą ką. Ir aš turėjau labai labai daug pasiteisinimų, kodėl nevykdyti sąlygų ir kodėl nevykti man atostogauti, ar ne? Bet tada tą vasarą, po tos vasaros, vyko mūsų seminaras rugsėjo mėnesį. Ir aš matau, kaip jau 2 kolegės mano atsiminėja tuos nemokamus kelialapius į Turkiją. Ir aš žinau, kad sėdžiu pirmose eilėse ir aš taip susinervinau ir aš taip supykau, kad ne aš ten stoviu, ne aš atsiminėjau tuos kelialapius. Ir tada aš priėmiau sprendimą, kad viskas, kitais metais aš keliausiu. Ir tais kitais metais išvykau į Graikiją ir dar kitais metais ar ne, į Egiptą. Tai žinokit, man... Aišku, mes galim visi nusipirkti net tas atostogas kažkur tai kažkokiuose šiltuose kraštuose, bet aš manau, kad aš už jokius pinigus niekada nenusipirksiu to laiko su tais žmonėmis, nes mes tiesiog sėdim, leidžiam laiką kartu su tais, kurie yra pasiekę dar daugiau už mane, kurie turi dar daugiau patirčių, kurie turi dar daugiau pozityvo, kurie turi dar daugiau ką pasakyti. Ir po tų pirmų palmių, žinau, kad aš grįžau visiškai kitoks žmogus. Tai yra šita motyvacinė sistema yra tikriausiai labiausiai, kas mane motyvuoja. Ir, žinoma, kiekvienas turi galimybę šitą motyvacinę sistemą įsivykdyti ir kiekvienais metais nemokamai keliauti atostogų. Tai būna nuo 7 iki 10 dienų atostogos, kompanijos sąskaita, ultra viskas įskaičiuota, prabangiausi viešbučiai, geriausias aptarnavimas, tau tai reikia gulėti prie gulto, degintis ir tiesiog ilsėtis. Toliau yra būsto paskolos dengimas. Čia nieks netiki dažniausiai, kad tai yra įmanoma, bet visus iš karto galiu nuraminti, kad tai yra tikrai įmanoma, tai galima pasiekti, kaip ir minėjau pradžioj, mano jau būsto paskola yra dengiama 2 metus. Daugiau negu 2 metus, nes man nuo spalio dengia 22 metų. Kai aš pradėjau apie šitą motyvacinę sistemą kalbėti, man visi sakė, tu, Agne, nebesvaik, nebenusišnekėk, nes kai aš pradėjau apie ją kalbėti, kad man šita kompanija dengs mano būsto paskolą, aš vis dar gyvenau tame savo nuomojamam bute, 5. aukšte ir tiesiog Agnė sakė, tu, baik, nusiramink. Bet tais pačiais metais
rugpjūtį mes nusipirkome namą, įsikėlėme čia ir tada tais pačiais metais spalį aš įvykdžiau sąlygas ir pradėjau gauti būsto paskolos dengimą. Kokią jūs sumą gausite prie savo komisinių, plus viskas priklausys vėlgi nuo jūsų. Čia jūs turite visų pirmiausia pasiekti auksinio vadybininko kvalifikaciją ir jūs iš karto pradedat gauti ekstra 350 prie savo komisinių. Jeigu jūs pasiekėte aukštesnės kvalifikacijas, jūs maksimum galite gauti per mėnesį 1800 eurų. Ir kompanijai visiškai nesvarbu, sena, nauja jūsų paskola, ar ten, nežinau, kokio jinai dydžio, kokias jūs palūkanas mokate, kompanijai yra svarbu, kokia jūsų apyvarta yra ir kiek jūs taškų padarote per mėnesį. Tai aš galiu tiesiog prasitarti, kad aš sumoku mažiau bankui per mėnesį, negu kad aš gaunu ekstra bonusą prie savo atlyginimo iš kompanijos. Ir žinoma, niekam aš savo namų nesu perrašiusi, tai yra visiškai mano turtas, tai yra mano paskola ir aš ją rūpinuosi. Ir jeigu aš sugalvočiau kažkada numesti, nebedirbti su šitą kompaniją, man kažkas tai nebepatiktų, aš tiesiog pati toliau moku savo būsto paskolą ir aš tiesiog nebegaunu šitų komisinių. Lygiai tas pats ir su svajonių automobiliu. Dar nepaminėjau, Lietuvoje yra dengiamos 3 būsto paskolos kol kas. Apie svajonių automobilį, autolizingo dengimas irgi lygiai ta pati istorija. Jūs išsirenkat savo mylimiausią automobilį ir jeigu įvykdote sąlygas, čia yra nuo 22% jūs jau turite galimybę kovoti dėl šito dengimo lizingo, jūs galite prie savo komisinių gauti 275 eurus minimum ir maksimum 1800 bonusą papildomą jūsų autolizingo dengimui. Su kokia mašina važinėsitės yra jūsų reikalas, jūs renkatės. Po nustatyto termino mokėjimo, žinoma, jūs niekam visiškai įsipareigojat ar ne tik tai lizingui, bet jeigu jūs sugalvojat numesti kompaniją, mašina, žinoma, pasilieka jums, o jeigu jūs ar ne vis dar esate tą laikotarpį su kompanija ir dirbate ir toliau siekite savo tikslų, žinoma, kol nieks iš jūsų tos mašinos netims, jūs sprendžiat, ką su jo daryti, norit parduodat, norit kolekcionuojat, norit padovanojat, norit kitą nusiperkat ir toliau gaunat tą mokėjimą. Viskas čia yra priklausomi nuo jūsų. Toliau yra papildomi komisiniai pardavėjams. Čia yra nuo naujų metų sustartavus jau 2 metus. Turime šią motyvacinę sistemą. Tai yra papildomi komisiniai nuo 300 iki 500 eurų tiems, kurie tiesiog užsiema pardavimais, kurie įvykdo sąlygas. Ir žinoma, ekstra komisiniai tiems, kurie eina laipteliais aukštyn, kas kyla kvalifikacijom ir susumavus visą šitą ekstra komisinių bonusinį sistemą, jūs galite gauti papildomus komisinius iki 7000 eurų beveik, 6950 eurų. Vien už tai, kad jūs dirbate čia, kad jūs auginat kompaniją, kad jūs augote patys, užsidirbate ar ne papildomai ir dar gaunat už tai bonusus. Aš, kai dirbau savo laiku ar ne, tose motinystės atostogose buvo tada šiek tiek kitokios sąlygos, šiais metais yra pasikeitę, tai tikriausiai pusmetis gal buvo, gal 8 mėnesiai, net dabar negaliu tiksliai pasakyti tikslaus laiko. Man irgi susisumavo ekstra komisiniai, va šita geltona motyvacinė sistema, tai aš vieną mėnesį gavau 980 eurų premijos ir plus komisinius, ką buvau per mėnesį užsidirbus, ir plus pardavimuose, ką aš buvau pasidariusi. Tai žinokit, motinystės atostogose sėdint labai pasijauti. Tu 1000 eurų gauni, tada gavau. Ir patikėkit manim, yra kur tos pinigus padėti. Manau, ir jūs turėtumėt kur tos pinigus padėti. Tai pagalvokit, ką jūs galėtumėt nuveikti, jeigu gautumėt bonusą, pavyzdžiui, 7000 eurų. Ką jūs su jais padarytumėt, ką jūs su jais nuveiktumėt. Taigi, yra pas mūsų keli būdai, kaip užsidirbti. Pirmiausia, ką mes visi ir padarom, kai mes ateinam, kai mes prisiregistruojam, mes tampam vartotojais. Jokie įstatymai nedraudžia pirkti iš elektroninių parduotuvių produktų kažkokių, jūs tiesiog užsiregistruojat prie tos elektroninės parduotuvės ir jūs visam laikui, visada, bet kada perkate produktus su 30% nuolaida ir tai, sakykime, ne asmeniniam naudojimui, galbūt šeimos nariams, jau kaip čia jūs sugalvosite. Ir kadangi tu gauni ar ne produktų savikainą, tu gali tuos produktus parduoti.
parduodama, aišku, nustatyta katalogo kaina ir tu rodai tuos produktus, kad tu naudoji, va šiandien aš, pavyzdžiui, irgi dieną jau į treniruotę, jau į baseiną ir, žinom, po baseino labai stipriai išsausėjo oda, nu tai aš ką, žinoma, į kuprinę savo kūno kremą ir tiesiog prieš žmonės persirengimo kambarį užsitepiau tą kremą ir žmonės užuodė, kaip tas kremas čia kvepia skaniai ir, žinoma, moteris paklausė, o ką tu čia tokio tepi? Nu ir ką jūs manot, aš tiesiog rūbinėje pasidariau porą pardavimų. Ir moteris pasakė, aš irgi norėčiau, davai užsakyk, sekantį kartą ateisi treniruoti mums atneši. Tai taip vyksta pardavimai, ar ne? Mes patys naudojam, rodom, rekomenduojam kitiems. Tai neturi būti per prievartą kišami kažkokie tai produktai, tai neturi būti kažkas per, grūdama. Tai yra labai atgyvenęs būdas, kad, jau kišti per gerklę. Taip mes stengiamės nedaryti. Tai būtent 30% nuo pardavimo ir plus, žinoma, kadangi užsakinėt produktus elektroninėje parduotuvėje yra įvertintas kiekvienas produktas tam tikra taškų suma, taškai sumuojasi visą mėnesį ir už juos yra išmokamas komisinis. Jūs gaunat savo 2 atlyginimus. Ir žinoma, ką aš labiausiai rekomenduoju daryti tiems, kurie yra atėję daugiau. Tie, kurie norit ar ne uždirbti tikrai gerus pinigus, tu gali plėsti savo vartotojų tinklą ir gali uždirbti ne tik tai nuo savo užsakymų ir apyvartos, bet ir nuo visos komandos. Žinoma, ten yra jau atskiri skaičiavimai, mes apie tuos skaičiavimus mokomės, kai jūs ateinat pas mus į vidinės grupės, kad tikrai suprastumėt. Žinoma, pirmiausia, reikia tą žmogų pasikviesti, ar ne, kad jis pas tave ateitų į komandą, išmokti tinkamai ar ne pristatyti reikalus, bet jūs galite uždirbti nuo visos apskritai komandinės apyvartos, kas bus užsiregistravę į jūsų komandą. Ir žinoma, jūs galite visus dalykus daryti vienu metu ir taip kaip raketos šauti aukštyn tais marketingo laipteliais. Aš nuo pat pradžių, kai pradėjau darbuotis, tą ir dariau. Aš naudojau produktus pati, nes man jie beprotiškai patiko ir pritiko visom prasmėm. Kai aš įsitikinau, kad man produktas belekai prie širdies, aš pradėjau kitiems irgi siūlyti, kad prisiregistruok pats, pirkis pigiau, nauda tau, tu perki pigiau, o man ateina taškai ar ne į struktūrą, man visiškai jokio skirtumo, ar tu pirksi iš manęs, ar tu užsiregistravęs pats pirksies. Ir žinoma, tada pradėjo lygiai eiti, tada pradėjo kvalifikacijos eiti, tada ir prasidėjo bonusai. Po 3 mėnesių darbo su šita kompanija aš gavau pirmąjį savo bonusą už komandos statybą. Tai nebuvo daug, tai buvo 100 eurų, plus komisiniai, kas ten sukapsėjo per mėnesį, tai gavosi ten plus minus 180 eurų ir aš kaip šiandien atsimenu, mes dar tame 5. aukšte gyvenom, aš nusipirkau skėtuką. Kas esat mamos, žinot, ką tai reiškia skėtukas, tai yra toks lengvas vežimėlis, kad man gyvenimas palengvėtų kiekvieną dieną su vaiku eiti į lauką ir netempti to gremėzdiško vežimėlio iš to 5. aukšto. Tai žinokit, aš taip didžiavausi, man tai buvo faina, kai aš tos pinigus uždirbtus tiesiog nusipirkau aš tą daiktą ir man nuo to pasidarė žymiai geriau. Ir tai buvo tiesiog premija, kurią aš gavau iš kompanijos. Taigi, kaip jūsų pradžia gali atrodyti, kaip jūs galite sustartuoti? Jau jūs tikriausiai girdėjote, yra pas mūsų 5 variantai, kaip jūs galite sustartuoti, prieš akis matote 4, bet yra, kaip čia pasakyti, yra opcija sustartuoti su nemokama registracija. Jūs galite visiškai nieko neinvestuodami, visiškai be jokių rizikų, tiesiog prisiregistruoti prie šitos elektroninės parduotuvės ir pasižvalgyti, pasišniukštinėti. Tiesiog užsiregistruoti, pasižiūrėti, kokie ten tie produktai yra toje elektroninėje parduotuvėje, galbūt kažką išsirinkti, galbūt pasidaryti tą užsakymą arba ne, čia viskas jau nuo jūsų priklauso. Ir su ta nemokama registracija galite, sakykime, jeigu jums patinka, jūs pasišniukštinėt mūsų ten tos mokymus, viską pasižiūrėt ir jūs galite tiesiog pradėti darbuotis. Viskas nuo jūsų. Toliau dar yra startinių paketų, gali būti produktinis, jūs perkate minimum už 55 eurus šitos registracijos metu, ar ne, ir jūs gaunate pradžiai iš karto pirmosius savo taškus. Jeigu tai yra daugiau negu 200 taškų pagal marketingo plano lentelę, jūs pradedat gauti savo pirmosius komisinius. Žinoma, tai nebus kosmosas, tai nebus dideli labai pinigai, bet jūs juos vis tiek jau gausite, turėsite kažkokią tai pradžią. Toliau yra startinis paketas profesionalus.
Yra pažymėta žodis investuojate, bet jis man labai nepatinka, nes jūs čia nusipirkate savo darbo įrankį. Kaip yra sakoma, jeigu jūs norite vinį įkalti į sieną, jums reikia plaktuko. Tai čia jūs perkat plaktuką. Jūs perkate mėginėlių papkę, vis dėlto kvepalai yra mūsų pagrindas, apie tai dar pasikalbėsim vėliau. Jūs nusiperkat tą kvepalų mėginukų papkę ir jūs galite tiesiog pradėti rodyti žmonėms produktą. Jūs galite tiesiog pradėti rodyti, duoti žmonėms pasibandyti, pasitestuoti ir automatiškai jums pradeda eiti užsakymai. Man papkė atsipirko iš pirmo parodymo. Antiek žmonės buvo susidomėję ir kol aš šnekėdavau apie kvepalus, Agne padišuot kaip pardavinėjai, tu čia jau žinai. Ir ypatingai per socialinę mediją, jeigu tu dirbi, tu neduosi per ekraną žmogui pauostyti to kvepalo. Bet kai pradėjau tiesiog rodyti žmonėms, nunešti į saloną kažkokią tai į kirpyklą, į darželį auklėtojams, man pradėjo eiti pardavimai. Ir patikėkit, manim papkė atneša labai labai gerų pardavimų. Plus jūs gaunate 3 produktus su 50% nuolaida. Ir ta 50% nuolaida yra nuo savikainos. Taip kaip pavyzdys, 20% kvepalų buteliukas, va toksai 50 ml jums išeina už 7 eurus. Ir jūs galite tiesiog pasibandyti. Taip pat jūs gausite 50 taškų startui, jau turėsite ar ne kažkiek tai tų taškelių pas save asmeninėje apyvartoj ir kai jau pradėsite užsakymus rinktis, jums pradės kauptis daugiau taškų. Toliau yra variantas verslo paketai. Verslo paketai tai yra beprotiškai fainas dalykas. Mano situacija, aš pradėjau su nemokama registracija, paskui perėjau į verslo paketą, nes belė kaip apsimoka ir labai labai verta. Bet žinoma, čia yra jūsų pasirinkimas, kaip jau jūs norėsit, tai pasidarysit. Tai verslo paketas yra supervisoris. Irgi pažymėta ar ne žodis investicija, bet tai visiškai jokia investicija. Mano akimis, jūs pradedat su 550 eurų. Už 50 eurų jūs gaunate papkę mėginukų su visa reklaminė medžiaga, ar ne, su katalogu, kurį irgi galėsit parodyti žmonėms, o kiti 500 eurų įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę. Ir jūs tos pinigus kada norit, tada išsinaudojat. Tai yra tiesiog jūsų pinigai, tik tai, kad jie yra ne jūsų, o ne banko sąskaitoje, o toje elektroninėje parduotuvėje. Ir sakykime, galbūt jūs tą mėginėlių papkę pranešėt, parodėt kažkam, tai gavot tų užsakymų, paėmėt užsakėt iš tų pinigų. Galbūt pačiam apsipirkimą norit pasidaryti ir tiesiog užsisakyti tų prekių, užsisakėt iš tų pinigų. Tie pinigai nedings iš jūsų elektroninės parduotuvės, iki kol jūs jų neišnaudosit. Terminas yra 3 metai. Tai per 3 metus nėra dar to buvę, kad kažkas neišsinaudotų. Žinoma, vėlgi, nuo jūsų laiko, nuo jūsų ar ne apimčių ir nuo galimybių priklausys, kaip jūs greit ar neišsiparduosite tą verslo paketą, bet pas mūsų statistikos vėlgi byloja, ar ne, merginos užtrunka apie 1,5 mėnesio iki 2 mėnesių. Plius minus jau tą ar ne variantą išsiparduoti. Aišku, jeigu lėtesnės apsukos pas jūsų, galbūt užtruksit ilgiau. Bet žinoma, pinigų nieks iš jūsų netims ir neanuliuos. Ir svarbiausia vieta. Jūs gaunate 1700 startui. 1700 taškų startui. Ir jūs automatiškai kylate į 7 procentą. Jeigu mes sugrįžtumėm į komisinių lentelę, jūs būnate ne 0, jūs būnate 7 procentas iš karto. Ir čia labai tempkite visi ausis, jūs iš šito procento niekada nebeiškrisit. Kas sustartuoja su paprastom registracijom, tas kiekvieną mėnesį pradeda nuo 0. Ir jam reikia pasidaryti bent jau 200 taškų, kad jis galėtų ar negauti to savo bent jau kažkokius komisinius. Čia jūs mėnesį pradėsit nuo 7 procentų ir nuo pirmo taško jums bus skaičiuojamas 7 procentas komisijų. Ir taip bus visą gyvenimą. Jūs visą laiką turėsite galimybę kilti aukščiau, bet niekada nekrisite žemiau. Taip pat grįžta komisiniais ar ne 29 eurai iš karto ir kas svarbiausia, ar ne, jeigu galvojant daugiau apie pardavimus, sakykime, gal prie premium papasakosiu, bus paprasčiau. Tai antras verslo paketas, antras variantas, tai yra 1050 eurų, 50 eurų už jūsų mėginukų papkę ir už rinkodaros medžiagą, 1000 eurų įkrenta į jūsų elektroninį parduotuvę. Čia jūs gaunate 3000 taškų startui. Ir čia visą laiką esate 10 procentas. Jeigu vėlgi sugrįžti į komisinių lentelę, jūs jau stovit ant 4 laiptelio. Ir vėlgi jūs niekada iš šito laiptelio neiškrisit. Jeigu gerai pagalvosit, gal jums, sakykime, ypatingai tas pradžioje yra labai labai svarbu. Gal jums yra sunkesnis mėnuo.
gal jūs klientų rato dar neturit, galbūt susirgot, galbūt dar kažkas tai atsitiko, kad jūs negalite ar ne, fiziškai negalite tos prekybos vykdyti. Bet vis tiek jums ar ne yra išmokamas tas 10%. Čia yra jūsų pagalbė, jūsų pasyvioms pajamoms. Vėlgi, jūs visą laiką galite kilti aukščiau, bet niekada nekristi žemiau. Ir vėlgi, galvojant, jeigu apie pardavimus, aš galiu pasakyti, kad aš 1000 eurų išsiprekiauti irgi užtrukau 1,5 mėnesio. Bet žinoma, pas mane yra jau, ar ne, ir klientų ratas, ir to įdirbio, ir visako, tai man tikrai neužtruko. Galbūt, jeigu jūs, ar ne, iš karto pradėsite, galbūt užtruksite šiek tiek ilgiau, bet man labai patinka variantas, kai žmonės ateina su verslo paketais ir ateina su paprastom registracijom. Kai žmonės ateina su verslo paketais, jie jaučiasi labiau įsipareigoję savo. Jie nori greičiau padaryti, susigražinti ar neišsigryninti tuos pinigus, todėl jie įdeda daugiau darbo. Kas yra pas mūsų labai labai svarbu. Kuo daugiau veiksmo, kuo daugiau darbo nuo pat pradžios, kuo tu su didesniu užsidėgymu ateisi, tuo tu turėsi geresnius rezultatus netolimoje ateityje. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, ateini ten, sakykime, su produktinė registracija, bet aišku, bet koks atvejis yra geras, bet koks pasirinkimas yra geras, tik tai tas psichologinis nusistatymas. Ai, aš čia nusipirkau tų produktų savo, pasibandžiau čia, ai, bet gal tingiu, gal nedrasu, gal biški baisu, ką čia žmonės pagalvos ir bla bla bla. Ir dažnai žmonės tiesiog numeta. Tai, kad tie galvos kirminai labai stipriai negriaužtų jūsų, tai labai apsimoka imtis verslo paketus, žinoma, jeigu tik yra galimybė. Jeigu galimybės nėra, tai jūs galite ateiti ir užsidirbti tos pinigus, kad jūs turėtumėte daugiau galimybių. Taigi, apibendrinant apie produktus. Čia pas mūsų galioja vienas žodis. Mes orientuoti ne į kiekybę, o į kokybę. Mes savo asortimente neturime labai daug produktų, bet mes juos turime tikrai gerus. Tai yra natūralios sudėties, tai yra draugiški gamtai, vis daugiau ekologiškų, jeigu kalbant apie valiklius. Netgi pas mūsų dabar maisto papildai keičiasi, ne tai, kad maisto papildai keičiasi, o keičiasi maisto papildų pakuotės. Anksčiau mes turėdavome maisto papildus, kurie būdavo plastikinėse pakuotėse. Ta prasme, popierinė pati dėžutė ir plastikinis pats ar ne indelis, viską keičiam į stiklą, keičiam į popierių, kad būtų kuo mažesnis užterštumas. Apie sudėtis aš neturiu niekada niekur prie ko prisikabinti, nes sudėtis yra nerealiai geros, visi produktai yra labai labai efektyvūs. Man pačiai prie širdies viską galėčiau dėti, išskyrus vieną produktą, tai yra indaplovių gelis. Bet yra žmonių, kurie naudoja puikiausiai ir su tom indaplovėm plauna ir viskas ok. Aš pati turiu indaplovę, bet nepatinka man, kaip jisai išplauna ir viskas. Daugiau prie kitų produktų aš neturiu ko prisikabinti. Šita kompanija, jeigu išleidžia, tai išleidžia, patikėkit manim, labai labai gerą ir efektyvų produktą ir tą byloja mūsų klientai, kurie vis grįžta ir grįžta ir grįžta apsipirkti. Man, kaip žmogui, kuris dirbo vaistiniai, patikėkit manim, buvo žiauriai svarbu, ką aš rodau ir ką aš reklamuoju ir ką aš pasakoju žmonėms tiesiog. Nes nesinori nei prieš draugus apsijuokti, nei ten prieš pažįstamus, nei prieš kažką, tai kai tu ar neduodi žmogui produktą, ar jis ten kažkoks niekam tikęs. Man taip nesinorėjo. Tai šita kompanija man 100% išpildė visus lūkesčius. Pagrindas yra visgi kvepalai. Šita kompanija yra pradėjusi nuo kvepalų ir šiandien gavau iš vienos naujos merginos labai fainą žinutę. Jinai praeitų metų pabaigoj, 24 metų pabaigoj užsiregistravo, jinai pradėjo su profesionale, su mėginėlių papke ir jinai man šiandien parašė, aš sako neįsivaizduoju, kad tie kvepalai gali atitikti taip gerai brandus, nes mūsų kvepalai yra panašus, giminingi savo natom ar ne į brandus, bet kainuoja 5 kartus mažiau. Ir tą patį pasako visi klientai, kurie išmėgina. Aš ir pati buvau skeptikė kvepalams 2 metus, aš nedirbau su kvepalais 2 metus, nes aš buvau tiesiog iš principo nusistačius, kad aš jau savo čia klientams apie padišovkės nešnekėsiu, bet kompanija su kalėdom padovanojo kelius buteliukus kvepalų, vienas iš jų buvo 139,
Ir žinokit, nuo to prasidėjo. Dabar aš esu kvepalais apsistačiusi, aš juose maudausi ir tai yra mano pats geriausias, nežinau, pardavimų šaltinis ir belė kaip daug klientų turiu vien iš kvepalų, nes yra beprotiškai gera, fantastiška kokybė. Ir tikrai aš einu aukštai išgėlusi galvą apie produktus ir galiu dėti ranką, kad viskas su jais yra tvarkoje. Taigi, apibendrinant, jūs gaunat ateidami ar ne į šią kompaniją, gaunat sistemas, kas yra labai svarbu. Jūs dirbsit sistemingai. Mes jums rodysim, kaip darbuotis. Žingsnelis po žingsnelio, viską apšildom, viską parodom, viską pamokom, viskas yra susistematizuota. Jums tai reikia sekti instrukcijas ir daryti, vykdyti. Padirbti už jūs mes nepadirbsim, mes galim parodyti kaip, o jau padaryti lieka jūsų atsakomybė. 30% ir daugiau, nes kompanija paskelbia papildomų nuolaidų dažnai. Visam laikui jūs tai gaunat, visada prieisite visas nuolaidas ir akcijas, jūsų internetinė parduotuvė dirbs 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir jums absoliutiškai dėl jos veikimo nereikės sukti smegenų, nėra jokių priverstinių užsipirkimų, jeigu jūs nepasidarysit kažkokį tai mėnesio užsakymų, jums nieks nelips ant galvos, nieks nesakys, nu, nebent ten paklausim, kas nutiko, gal kažkas nesiseka, gal kažkas nepavyksta, galbūt tau prekybos nėra ir paklausim, ką mes galim nuveikti, kad ta prekyba atsirastų, ar ten žmonių komandų pas tave atsirastų, nes visą laiką pas mūsų yra su intencija padėti, kad tau būtų geriau, bet priverstinai nieks niekada negali jūsų priversti darytis užsakymų. Ir aišku, visos lojalumo programos yra visą laiką jums prieinamos ir jūs visą laiką galite į jas pretenduoti. Ir aišku, visi galite jas įsivykdę, jas turėti. Na ir aišku, pas mūsų darbė yra labai svarbu motivacija. Kai čia yra jau mano pagrindinė veikla, tai aš galiu sakyti, kad prie motivacijos reikia dadėti discipliną, nes kai dirbi savo, yra pakankamai dažnai sunku, nes tu gali leisti savo ir patingėti, ir viską padaryti, bet jeigu tu tingėsi, tu niekada rezultatų jokių neturėsi. Tai motivacijai tiesiog reikia turėti tos vidinės ar ne motivacijos, kažką keisti, kažką pradėti. Bet kai buvau, tai aš labai norėjau tiesiog keisti savo gyvenimo būdą, aš norėjau keisti aplinką, aš norėjau sutikti daugiau žmonių, aš nebenorėjau grįžti į samdomą darbą, bet svarbiausia, aš norėjau matyti, kaip auga mano vaikas. Nes aš žinojau, jeigu aš grįšiu į vaistinę, aš tikrai nematysiu, kaip tas mano vaikas auga. Tai tikrai galiu patvirtinti 100%, kad viskas, ką jūs turit savo galvoje, galite turėti ir rankose. Visos mano premijos, visos mano taurės, visi apdovanojimai, visos atostogos, jos visų pirmiausia atsirasdavo mano galvoj, kad aš noriu. O tada su ta motivacija, su tuo noru to eini atlikti veiksmą. Ir tada tu žiūri, kad tu jau turi tai savo rankose. Bet jeigu jūs nuolat mąstysit, kad, nesugebu, negaliu, nemoku, aš čia per sena, per jauna, nežinau, per kukli, per kažkokią tai, jūs būsite teisios. Bet jeigu jūs nuspręsit kitaip, kad tu gali, kad tau pavyks, kad tu padarysi, tada tu būsi irgi teisus. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Ir niekad nepamirškit. Labai dažnai mes mėgstam žiūrėti ar ne į sėkmingus žmonės, ar ne, ir į seminarus pas mus atvyksta ar nesėkmingi žmonės. Jeigu pažįsta, tai yra Vidas Leščinskas, knygų autorius, puikus žmogus, verslininkas, Saulius Bagdonas nuotrauko irgi Zoomą mums veda. Čia iš kalėdinio vakarėlio ar ne mūsų top Lenkijos lyderiai Tomašas ir Patricija. Mes kartais žiūrime tuos sėkmingus žmonės ir galvojam, kaip jiems pasisekė. Žinokit, nepasisekė, visiškai. Galbūt ten kažkurioje vietoje kažkada, kažkas ten, atėjo didelė registracija ar ten kažkas, bet viskas yra jų darbo pasiekmė. Viskas yra nuo to, kiek mes įdedam laiko, kiek mes įdedam pastangų, kiek mes stengiamės būti patys geresni kiekvieną dieną. Ir yra labai geras pasakymas, nesėkmė ateina pas mus, o mes einam į sėkmę. Tai tikrai labai linkiu jums, kad visi norėtumėte eiti į tą sėkmę. Nelauktumėt, kol ten iš dangaus nukris kažkas, tai nušvitimas kažkoks atsitiks. Neatsitiks tas nušvitimas, kol jūs patys, neatkelsit savo
minkštųjų nuo sofos. Mes turim eiti ir daryti. Ir čia yra nuotraukos iš kai kurių akimirkų, ar ne, kur aš esu, kur aš viską savo akim mačiau. Tai žinokit, jūs pirmiausia turit patikėti. Patikėti savim, patikėti kompanija, patikėti galimybę, nes aš irgi 2 metus netikėjau, kad aš galiu keliauti nemokamai, nes aš niekada nebuvau anksčiau keliavusi. Apskritai jokią kitą šalį atostogų nebuvau išvykus, nes aš neturėjau galimybės, neturėjau pinigų ir tiesiog maniau, kad tai yra ne man. Bet kai aš patikėjau savim, nu ir atsidūriau Graikijoje. Sekančiais metais su vyru kartu atsiradom jau Egipte. Čia yra va mūsų vėliavos, ar ne, iš Graikijoje paplūdimy. Vienoje pusėje tau jūra tyvuliuoja, kitoje pusėje kalnai gražiausi. Čia irgi Egipte jau su Birute, su komandos nare, kuri irgi patikėjo. Čia yra autolizingas pirmasis Lietuvos. Tai yra moteris, kuri irgi patikėjo, kad ji gali padaryti. O čia yra mūsų seminarai, mūsų susitikimai, mūsų mokyklos, dirbtuvės, viskas, kad mūsų rezultatai gerėtų. Mes vieni iš kitų semėmės patirčių, mes vieni su kitais augam, mes vieni su kitais dalinamės ir visą laiką laikom už tos rankos, ar ne, ir tempiam į priekį, tempiam tolyn, tempiam, kad mes visi pajaustumėm tą sėkmės skonį. Bet lengvų pinigų nebūna, lengvų bonusų nebūna, kaip ir minėjau pradžioj. Negalvokit, kad čia jums yra siūloma kažkokia tai afera, kur jūs per naktį patapsit, nežinau, pasaulio bambam. Nu tikrai taip nebus. Bet jeigu jūs pasistengsit, jeigu jūs duosit savo laiko, jeigu jūs gilinsitės, jeigu jūs bendradarbiausit su tai žmonėmis, kurie pakvietė jūs išklausyti šitą informaciją, šitą prezentaciją, jūs tikrai daugiau ar mažiau prisidėsit prie savo šeimos biudžeto, o galbūt ir pasieksite didžiulių aukštumų. Tai aš tikrai labai nuoširdžiai visus kviečiu į savo Livion šeimą, kviečiu visus prisijungti bet kokiu būdu, ar tai bus nemokama registracija, ar tai bus verslo paketas, tai bet kokiu atveju bus geras variantas. Man svarbiausia, kad jūs tiesiog išbandytumėt šią galimybę, įvertintumėt, kaip pasakyti, išbandytumėt savo jėgas čia, nes kiekvienam durys yra atviros. Ir kiekvienas jūs galite pasiekti tai, ko jūs norite. Tai šiandienai aš pabaigsiu įrašą. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Tikrai stengiausi širdies papasakoti. Jeigu kils klausimų, kas žiūrite įrašą, drąsiai kreipkitės į tą žmogų, kuris pakvietė jūs išklausyti šią prezentaciją. Ir labai tikiuosi, kad susitiksime vidinėse grupėse. Iki sekančių.